Pirmininkė, kolegos, šiandieną mūsų balsavimui pateiktas teisės aktas, kurio teigiamus rezultatus labai greitai pajus visi Europos vartotojai ir verslas, o tiesą sakant ir mes patys. Apytikrė metinė ES tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkos vertė yra maždaug 8,5 milijardo eurų. Tai sudaro beveik 6% bendrųjų mobilaus ryšio pramonės gaunamų įplaukų, kurios siekia apie 150 milijardų eurų per metus. Tarptinklinio ryšio kainos turi įtakos mažiausiai 147 milijonams ES piliečių, iš kurių 110 milijonų yra verslo grupės vartotojai. Dabartiniu metu 70% europiečių vykdami į užsienį mobiliuosius telefonus tiesiog išjungia dėl neįkandamų pokalbių kainų užsienyje. Šią problemą sunkina tai, kad trūksta mažmeninių kainų skaidrumo, šioje rinkoje nėra konkurencijos. Natūralu, kad esant pigesniems pokalbių tarifams kalbėsime daugiau. To pasekoje teleoperatorių įplaukos realiai nemažės, o to pačiu bus nauda vartotojams ir teigiamai bus įtakojamas Europos verslo konkurencingumas. Eurobarometro apklausoje didžioji dauguma iš beveik 25 000 respondentų pasisakė už priverstinį roamingo kainų mažinimą Europoje. Tačiau aš dar kartą noriu pabrėžti ne tik savo, bet ir daugelio kolegų nuomonę, kad bet koks kišimasis į rinką nėra sveikintinas dalykas. Ir šis reglamentas tai tik priverstinė laikina priemonė rinkos sureguliavimui. 3 metai, manau, maksimalus terminas ne tik kainų sumažinimui, bet kas svarbiausia, tai terminas uždarų nacionalinių rinkų perėjimui prie vieningos europinės rinkos šiame sektoriuje. Tai yra galutinis šio reglamento tikslas. Sveikinu Europos parlamento pranešėją poną Rubik, kolegą šešėlinius pranešėjus, ITRE komiteto pirmininkę ponę Nibler, komisarę Reding, komisijos ir tarybos atstovus, visus vartotojus ir operatorius, radus šį puikiai subalansuotą sprendimą. Roamingo reglamento svarstymas vyko nelengvai, buvo nuodugniai išnagrinėtas kiekvienas sakinys, diskutuota dėl kiekvieno tarifo ir jo taikymo sąlygų. Čia parlamentas parodė neįtikėtiną racionalumą ir susitelkimą. Tikiuosi vieningo, teigiamo parlamento balsavimo šiandieną, teigiamo tarybos atsako birželio 7 dieną, netidėliotino dokumento, o ne kaip buvo pasakyta birželio 29 dieną paskelbimo oficialiame žurnale bei galutinio įsigaliojimo vartotojams dar šių vasaros atostogų metu. Ačiū.